Turbūt daugelis esate girdėję stuburo ar kitų sąnarių traškėjimą ar pokštelėjimą. Taigi, kas tai yra? Atlikus apklausą, didesnioji dalis žmonių mano, kad sąnarių traškėjimas atsiranda, kai kaulas grįžta į vietą. Kiti žmonės mano, kad tai garsas, kuomet kaulas trinasi ar atsitrenkia vienas į kitą. Ir tai yra labai paplitusios nuomonės visuomenėje. Labai keista, kad net ir specialistai skelbėsi galintys atstatyti diskus į vietą ar sustatyti kaulus į pozicijas. Dauguma manualinė terapija tik ir bando gydyti stuburą, tačiau tyrimai rodo, kad tai gali padėti tik trumpam laikui, apraminti skausmą ar restartuoti nervų sistemą. Taigi, koks tai yra garsas? Atlikus tam tikrus judesius sąnaryje, tai lyg atkimšti gazuoto gėrimo butelį, o butelyje susidaręs slėgis pokšteli. Antrą kartą šio pokštelėjimo nebesukelsi, tol kol vėl nepakis slėgis sąnaryje. Labai norėtųsi, kad ir specialistai šviestų aplinkinius ir paaiškintų tikruosius procesus. Taip išvengsime daug nesusipratimų, bei daug geriau galėsime padėti žmonėms. Turintiems sutrikimus patarsime neišaukštinti manualinės terapijos, osteopatijos, chiropraktikos, bet tai gali būti tik papildoma priemonė padedanti siekti geresnių rezultatų su baziniais gydymo metodais, tokiais kaip aktyvūs judesiai bei pratimai.